dar viena garsenybė. Aš jau minėjau, sovietmečių reideris, kuris nesulaukęs net 19 savo gimtadienio nusipelnė tokio skambaus titulo, koks buvo tais laikais TKSM tarptautinės klasės sporto meistras konkursuose. Anas Bružas. Ir šį kartą jis startuoja pasivažinėjęs Vilniaus neuronio Cosmopolitan. Ruošiasi startui Aistė. Netgi TKSM daro šitojas klaidas. Ši klaidelė kainavo iš karto, kadangi kliūtis kombinuota, tai natūraliai kainavo 2,8 taškai. Tai netryksta Vilniaus Neuronis, žiūrės klasė vis tiek kitokia. Girdėjom eilę peršalėjimų, tuo labiau, kad dvi kliūtis buvo sužemintos už tą veiksmą. Duetas nubaustas ir nubaustas pelnyti 8 baudos taškai per 54 ir 75 šimtasias. O aikštėje matysime Aistę Ruškytę ir Lyną. Tai yra šio turnyro organizatorių duetas, taigi mėly gargždiškiai, pasitikime. Ir dabar jau tikrai pasitikime. Aistė Ruškytė Lynas. Ну и нам бабки урок. Aš nemanau, kad surastumėm ypatingai daug jojimo sporto specialistų, kurie sugebėtų paaiškinti šį fenomeną. Žirgas tikrai turi kai kurių konstrukcinių problemų, tačiau žiūrėkite, ką jisai daro, kokią sąžinę, koks stengimasis neužkliudyti ne vieno kliūties elemento ir kartais fizikos dėsnius paneigiantis veiksmai. Aistės klaidų žėlėje, kad 4 baudos taškai vis dėlto yra. Ir dar vienas baudos taškas, žinoma, už kontrolinio laiko normas viršijimą, taigi galutinės taurės rungties rezultatas 5 baudos taškai, Aistė ir Lynas. O dabar Tomas Prečius ir Priekurių Šiaulių klubo pasididžiavimas Rivera ruošiasi startui Greta. Visi Žemaitijos žmonės, visi Lietuvos konkurų mylėtojai žino, kad kiekvieną Liepą, dažniausiai tai būna antrąjį arba trečiąjį Liepos savaitgalį, Priekuriuje, toje Lietuvos konkurų sporto mekoje vyksta šviesos atminties Respublikos konkurų legendos Edmundo Klimovo taurės varžybas. Dabar startuoja Tomas Prečius, kuris yra Velionio Edmundo sūnėnas.
gerai. Yra tas muzikinis terminas, ritmas, yra tas terminas galioja ir konkursų sporte. Būtent tą ritmą distancijos viduryje jaunasis sportininkas pametė ir tai kainavo. Ir matėte, eilės situacijų po to žirgas ištraukė raitelį kabutėse, bet vieną greitis sužemėjo 4 skaudus baudos taškai, 4 baudos taškai per 54 ir 65. Na, o aikštėje antrojo konkūro, pirmojo konkūro, viena iš laureačių, Greta Ivaškevičiūtė ir Vilius Neuronio Latonas, jau nekartą minėtas ir karūnuotas Lietuvos Respublikos žiemos konkūrų čempionas. Labai galingas žirgas, labai didelė jo žalada, kiekvienas žaladas tempas labai platus. Na, Valdanas Ruškys tą trečią kliūtį pastatė tikrai gudriai, kol gana normalių 3 žaladas tempų į priekį, labai siauras tarpas tarp trečiosios A ir trečiosios B dalies ir būtent tame tarpe neįsiterpia galingas, ilgas Latonas. Gaila, kad jau 4 baudos taškai. Taigi šiuo atveju 4 baudos taškai laiko normoje, 50-75. Beje, tas laiko faktorius vaidins savo rolę. Apie tai aš pašnekėsiu truputėlį vėliau, o dabar atsiprašome žiūrovų ir pataisa Tomas Pocius Rivera 8 baudos taškai, kadangi krito žemėn ne tik 6, bet ir 11 kliūtis. Paprašysime Aivarą palaukti. Ir pataisa Gretos Ivaškevičiūtės ir Latono rezultate. Taip pat 8 baudos taškai. O aikštėje Evelina Žičkutė ir Lyras. Deja, tokia realybė. Aikštėje Evelina Žičkutė ir Lyras, sekantis startuoja Aivaras Bataitis su savo gražuolė šeima. O jauna Evelina praeitų metų šiame turnyre, tuomet Gargždų mero taurės turnyre, taurės rungtyje iškovojo super aukštą 4. vietą tokioje kompanijoje, kokia buvo pernai. Irmantas Gilkienis, Stasys Jasas, Jumavų šeima. Taip, tai yra atrodė, kad būtent šis ryšys, posūkis į antrąją kliūtį, ryšys į trečiąją kliūtį, pati trečioji kliūtis bus tas kertinis akmuo, su kuriuo susitvarkė, raiteliai gali tikėtis sėkmės šiandien. Distancijos patampytos,
labai normalus atstumas nuo antros ir trečio, esant tokiam kebliam įėjimui, na ir trumpa distancija, trumpas atstumas nuo trečiosios A į trečią B darys savo porą, jeigu tai galima pasakyti šiandien. Taigi 4 baudos taškai labai greitai. Su šiuo laiku Evelina vėlgi gali tikėtis aukšto rezultato, žinant, kad tik 14 dalyvių šiandien surizikavo išbandyti savo žirgų pajėgas tokio šio konkūre.